Labas vakaras, sveiki įsijungę OptiBet lygą. Grįžtame jau 34-ojo turo rungtynės, Alytaus miesto stadionas ir dviejų turnyro lentelės kaimynių dvikova. Alytaus Dainava namuose priima Marijampolės Sūduvą ir čia perdavimas iš gilumos, nuošalės nėra, smūgis, kamuolys vartuose. 1-0, Artiomas Fiodorovas pasižymi čia, puikaus perdavimo iš gilumos sulaukia ir nieko nepaisydamas bėga į priekį bei muša įvartį. Na, ten Alytaus Dainavos gynėjai jau pradėjo kilnoti rankas, pradėjo dairytis dėl galimos nuošalės, o Artiomas Fiodorovas į nieką nekreipdamas dėmesio tiesiog rūksta ir nurūksta. Čia Fiodorovas į baudos aikštelę. Randa Hončarą, šio pavojingas smūgis. Čia perdavimas arčiau, gražu ir kamuolys vartuose, rezultatas lygus 1-1. Ir štai taip, vos aikštėje pasirodęs Davoras Rakičius sugeba išlyginti šių rungtynių rezultatą. Pirmasis serbo įvartis atvykus į Lietuvą marškinėlius. Čia perdavimas nuo kampinio gairelės, gera situacija ir dabar dar vienas perdavimas nuo kampinio gairelės. Čia norėtų 11 metrų baudinio Sūduva ir tą baudinį Donatas Šimėnas duoda ir skirtingose mačuose žaidžiant su Dainava. Emsis prieš Kostiką, kamuolys vartuose ir Marijampolės Sūduva vėl yra priekyje 2-1. Perdavimas pažemė, ataka tęsiasi, tolimas smūgis į skersinį. Čia dar vienas perdavimas, smūgis į Kajodė. Keičia atakos kryptį, nebeleidžia užbaigti atakos Sūduvai Donatas Šimėnas, bet Sūduvai nuo to tikrai neskauda. Sūduva šiandien iškovoja pergalę trečią kartą šiame sezone prieš Alytaus Dainavą, šį kartą 2-1.